Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Taip teisingai, jeigu nenorite peršalti arba jeigu jau esate peršalę ir norite sumažinti simptomus ir kuo lengviau ir kuo greičiau pasveikti, reikia gerti ir vitaminą C, reikia gerti vitaminą D. Ir dar vienas elementas, kuris labai svarbus tokiu atveju, yra cinkas. Kai moksliniai tyrimai rodo, cinkas gali iki 40% sumažinti laiką, kada jaučiate peršalimo simptomus, tai yra pagreitinti jūsų gijimą. Ir taip pat dar vienas įdomus dalykas, kad pradėjus vartoti cinką po to, kai pradedate jausti peršalimo simptomus, jeigu pradedate jį vartoti per 24 valandas, jis taip pat gali suveikti ir padėti sumažinti ligos, tai yra peršalimo ligos simptomus. Dėl to šiuo šaltuoju metų laiku reikia gerti ne tik vitaminą C ir D ir kitus vitaminus, bet taip pat reikia gerti ir bendrą multivitaminų mineralų kompleksą, kuriame taip pat būtų cinko. Dėl to, kad cinkas yra toks svarbus, norint išlaikyti stiprią imuninę sistemą arba susirgus, kuo greičiau ją atstatyti, kuo greičiau pasveikti.